Ar verta pavydėti merginos dėl jos praeities? Paskaitykim realias vyrų istorijas ir pabandykim tai suprasti. Visos istorijos, kurias šiandien skaitysiu, buvo atsiųstos man žiūrovų arba vyrų, kurie mane žinojo ir kreipėsi dar iki pradedant YouTube kanalą. Leidimus dalinti šitom istorijom gavau, bet nepaisant to išlaikysiu vyro anonimiškumą. Tai skaitau pirmą istoriją. Štai vyras man rašo. Labas Agatai. Pradėjom draugauti su mergina, būsima žmona. Po kokių metų paklausiau jos, kiek ji turėjo partnerių iki manęs. Jie atsakė kokius 6-7. Jau tada suabejojau, kodėl ji tiksliai nežino, bet per daug nesureikšminau. Vėliau dar kartą paklausiau, tada pasakė, kad buvo 10. Mane tai suerzino, nes iš pradžių melavo. Paklausiau, kodėl. Ji pradėjo verkti. Sakė, kad praeitis yra praeitis. Aš kaip durnius patikėjau. Dar po metų netyčia sužinojau, kad ji yra buvusi laisvuose santykiuose, kur išbandė seksą 3. Ji teisinosi, kad buvo girta ir lyg bandė susivaldyti. Bet dabar suprantu, kad viskas ten įvyko ir abejoju, kad ji labai dėl to pergyveno. Aš viską priėmiau, galiausiai susituokėm. Santuoka truko apie 3 metus, po ko ji mane išdavė. Paskui pradėjau ignorą. Iš pažįstamų sužinojau, kad jau turi naują bičą ir gyvena pas jį. Tiesa, nežinojau, kiek laiko ir kada jis atsirado. Greičiausiai jau dar kol jie buvo kartu. Porą mėnesių po skyrybų parašė, kad atsiprašyti. Nieko neatrašiau, nors labai norėjosi. Dabar vis grįžta mintis, kad gal reikėjo atrašyti, nes jaučiasi kažkokia neužbaigta istorija. Kai susipažįsti su moterimi, tu turi suprasti, kokį seksualinį maksimumą ji buvo pasiekusi praeityje, ką ji yra sau leidusi ir dėl ko, kam ji visą tai darė. Jei jos ištvirkimo kartelė buvo pakelta labai aukštai, ilgalaikiuose santykiuose su ja nieko gero nebus. Jei ji praėjo per stiprius eksperimentus, jos psichika jau yra paveikta. Vyras, siūlantis tokiai moteriai stabilumą, iš anksto yra pasmerktas. Jis fiziškai negali suteikti jai to purvo, aistros, kurio jai reikia, jos kūnas to reikalauja. Kas iš vis yra ištvirkimas? Tai nesuvaldomas geismas, tabų ir draudimų laužimas. Ištvirkimas visada savyje turi amoralumo, o tai reiškia, kad tokios ištvirkimo koncentracijos ir intensyvumo su legaliu vyru, su kuriuo tu gyveni, tu nepasieksi, tai tiesiog neįmanoma. Vyrai galvoja, kad gali suvaidinti tą aistrą. Jie perka iš kiniečių pigius antrankius, kištukus, vaidina ten, apsimeta blogiukais, bet instinkto tu neapgausi. Tavo žmona puikiai žino, kad po viso šio spektaklio tu eisi valyti katės šūdų arba šildytis makaronų. Tai nėra purvas. Purvas tai kada treneris sporto salėje ją prispaus sandėliukė ir nieko nesakydamas tyliai numaus jai kelnes. Pirmus metus santykiuose viskas bus gerai. Bet vieną dieną ji pasiūlys tau kažką naujo. Naivus vyras apsidžiaugs, jis paskęs savo šypsenoj. Oho, žmonelė mano su ugnele, nebereikalo aš ją pasirinkau. Ir jis net nesupranta, kad ją jau pradėjo laužyti. Jei moteris siūlo tau eksperimentus lovoje, dažnai tai ženklas, kad jos trauka tau jau yra išnykus. Ja reikia supančiot grandinėm, kad priverst ją tavęs norėt. Prisimink, jei tavo mergina yra patyrusi seksą, kuris peržengia tam tikras klasikos ribas ir normas, tai tu jau esi rizikos zonoje. Jeigu tu dabar esi santykiuose su mergina, kurią užveda seksas mašinoje, persirengimo kabinoje, kino salėje ir kitose bendrose erdvėse, tai pradėk iš karto taupyti pinigus psichiatrui. Nes kai tu netyčia užmatysi jo susirašinėjimus, tavo smegenėlės išsilydys galutinai. Antra istorija, čia jau matosi, kad vaikinas buvo susidūręs su kanalu greičiausiai. Mergina 22 metų. Bendravom porą mėnesių. Sakė, kad turėjo 2 vaikinus. Su vienu buvo 5 metus. Bet kai jie trumpam išsiskyrė, ji per 3 savaitės susirado kitą ir permiegojo su juo. Po to grįžo pas buvusi. Ir pradėjo teisintis. Sakyti, kad čia nieko tokio, kad jie buvo išsiskyrę ir panašiai. Aš pasakiau, kad viskas ok ir nutraukiau bendravimą. Tiesiog dingo noras. Tai labai dažna situacija, kada mergina su kažkuo permega ir sako, buvo ir buvo, nieko čia tokio. Pala. Bet jeigu nieko tokio tame nėra,
Tai kodėl tada tu teisinėsi? Kai tu eini į tualetą, tugi nesiteisini. Brangusis, aš pašikau. Bet nu taigi nieko tokio, visa tai jau praeityje, ne? Aš jau nuleidau vandenį. Nu tugi taip nedarai teisingai. Žmogus teisinasi ten, kur supranta, kad suklydo. Tu puikiai supranti, kad padarai nesąmonę. O žinote, kodėl moteriškas ištvirkimas yra baisiau nei vyriškas? Vat jeigu vyrą, kuris duoda su visom iš eilės, priešai save pasisodint vat ir paklaust. Tu supranti, kad blogai elgiesi. Didžioji dauguma pasakys, kad taip, aš viską suprantu. O vat pasileidusi moteris savo klaidose niekada neprisipažins. Ji tau pasakys, kad klausyk, su manim viskas gerai. Čia tu užsikompleksavęs teisinguolis moralistas. Vat ir viskas. Problema net ne tame, kad ji paleistuvauja. Problema yra požiūryje. Ji paleistuvė, kuri mano, kad elgesi visiškai normaliai. Jei moteris apie seksą su vyru gali sakyti, buvo ir kas čia tokio, tai tik kažkokia kūnų trintis ir viskas. Tai ji ne tik pateisina savo veiksmus. Ji čia ir dabar laužo realybę, bandydama priversti mane valgyti šitą šūdą. Ji gali padaryti bet kokią nesąmonę ir anuliuoti viską vienu žodžiu. Nu tipo, visa tai juk praeitį. Okei, jeigu tu tuo tiki, tai kodėl tu nepasakoji apie savo nuotykius prie bendro šeimyninio stalo? Va, sėdi tėvas, mama, brolis, sesė ir tu sakai, tėveli, perduok prašau druskytės. Ai, tarp kitko, aš antradienį permiegojau su buvusiu, o penktadienį jau naują vyrą susiradau. Nu juk nieko čia tokio, ne? Jos tėvas po tokių atviravimų pasprings koldūnų. Tai kodėl visgi apie savo nuotykius tu nieko nepasakoji? Ai, tai turbūt nepadoru, ne? Reiškia, atverti ragatkę padoru, o kalbėti apie tai garsiai nepadoru. Aš supratau. O dar geriau naujam vaikinui apie tai meluot. Man vat įdomu suprasti, jeigu permiegot su biču jai yra normalu, tai kur iš vis yra tos ribos, kur jau prasideda pizdakas? Ką ji tokio turėtų padaryti, kad jai būtų gėda? Jei pana tau gali pasakyti, buvo apie intimumą su kitu, tai ji gali tą patį pasakyti apie bet ką. Apie tai, kad ji atsisakė vaiko, apie seksą tryse, apie tai, kad ji tavo draugui parodė, kaip reikia dirbti su burna. Pas ją nėra ribų. Dažnai moteris sako, kad vat, aš turiu teisę klysti. Brangioji, klaida tai, kada tu vieną kartą pasielgiai kažkaip ne taip. O jei tai kartojasi kiekvienais metais, tai jau ne klaida, o gyvenimo būdas. Jeigu žmogus tiki, kad vagystė yra normalu, tai anksčiau ir vėliau jis būtinai kažką pavogs. Jeigu moteris galvoja, kad išskleist ragatkę yra normalu, tai ji padarys tai vos pasitaikius progai. Todėl tu viską teisingai padarai, kad užbaigi su ja bendravimą. Ir aš didžiuojuosi tavim dėl to. Trečia istorija. Noriu papasakoti vieną situaciją. Jau apie 8-9 mėnesius susitikinėjau su mergina. Ir iš esmės viskas buvo gerai. Bet neseniai sužinojau, paskaitęs jos messengerį, kad pas ją buvo didelė patirtis iki manęs. Bet ji vis tai nuo manęs slėpė ir melavo, kad aš jos pirmas partneris, su kuriuo buvo intymus kontaktas. Aš žinojau tik apie vieną jos buvusi, su kuriuo sekso nebuvo. Bet pasirodo viskas buvo visai kitaip. Ir kiekvieną kartą, kai aš bandžiau jos apie tai klausinėti, ji pradėdavo mane pulti, kad ale aš ją nepasitikiu. Man buvo labai liūdna, bet žinojau, kad reikia skirtis. Ir jai tai pasakiau. Mergina, aišku, sakė, kad viskas pasitaisys, kad ji bus geresnė ir panašiai. Aš patikėjau, jau praėjo nemažai laiko nuo to ir jokių pokyčių merginoje aš nepastebėjau. Jeigu priešais mane būtų pasirinkimas, ar mergina, kuri turėjo 4 partnerius, bet sako tiesą, ar ta, kuri turėjo 2, bet man sumelavo ir pasakė, kad buvo tik vienas? Aš vienareikšmiškai pasirinkčiau pirmą variantą. Mergina su 4 buvusiais. Todėl, kad ji pasakė man tiesą. Kai kurios moteris pateikė filtruotą savo praeities versiją. Ji duoda tau lygiai tiek purvo, kiek vyras gali suvirškinti. Ji sėdi su tavim pasimatyme ir galvoja, aha, o šitas lyg ir konservatyvus kažkoks. Nu, reiškia, apie Joną ir Vincą aš jam geriau nepasakosiu. Po ko jinai perdoda tau atredaktuotą ir atcenzuruotą jos praeities versiją.
Jei pažinties metu aš matydavau, kad mergina kažką slepia, bando išsisukti, nukreipti į temą, įsitempia, tai pažinti su ja aš jau toj vietoj iš karto užbaigdavau. Jei mergina sumažino savo buvusių skaičių, tai yra rodiklis, kad ji melą naudoja kaip instrumentą naudos gavimui. Ji pavogė iš tavęs galimybę surasti moterį, kuri atitinka tavo realius parametrus. O dabar tu esi priverstas švaistyti savo laiką su melagė. Bandydama save apsiginti, mergina greičiausiai tau pasakys, kad ji nenorėjo tavęs įskaudinti su savo tiesa, kad ji tiesiog bijojo, jog tu blogai apie ją pagalvos. Čia iškart kyla klausimas, o jeigu ji tave išduos, tai irgi nieko apie tai nepapasakos. Tugi irgi nusiminsi tokioje situacijoje. Mergina dar gali tau pasakyti, kad jos praeitis neturi daryti įtakos jūsų ateičiai. Jei praeitis neturi įtakos, tai kam tada meluoti ir visą tai slėpti? Tugi neslėpi, kad vakar valgiai košę. Nebandai prisigalvoti, kad už vakar buvai Kaune, nors sėdėjai Vilniui. O vat apie buvusių kiekį tu meluoji. Matyt, tu visgi supranti, kad tai yra svarbu. O dar mergina gali pasakyti, jeigu tu būtum supratingesnis, tai man nereiktų tau meluoti. Kaip įdomiai čia gaunasi. Tai dabar taip išeina, kad aš esu kaltas, kad tu mane apgavai. Žodžiu, aš manau, kad jeigu mergina sumelavo apie savo praeitį, tai santykių su ja statyti jokiais būdais negalima. Yra nebent koks 1% situacijų, kada tu sutinki moterį, kuri visus kriterijus geros moters atitinka. Nėra nei vieno trūkumo, prie ko galėtum prisikabinti. Bet ji nuslepia vieną konkretų faktą iš savo biografijos. Tik vieną vienintelį, ne 2, ne 3, o vieną. Kodėl ji tai pasielgia? Ji išsigando, kad tu susidarysi neteisingą nuomonę apie ją ir iškart ją atstumsi. Ji nebandė kažkaip brangiau savęs parduoti. Ji tiesiog bijojo nesąžiningo įvertinimo dėl kažkokios iš konteksto ištrauktos situacijos, detalės. Bet yra vienas labai svarbus niuansas. Tokia mergina per kelias savaitės, maksimum per kelis mėnesius santykių, pati nesusigyvens su tuo ir pati viską tau papasakos. O vat jeigu ji to nedaro ir kažkokius puvėsius apie savo praeitį tu sužinai pats, atkapstai ten kažkaip, tai labai abejoju, kad ji yra tinkama kandidatė kurti šeimą. Dar viena istorija žiūrovo. Sveikas Agatai, ačiū už turinį. Noriu pasidalinti mano praeitų santykių pabaiga ir papasakoti istoriją, kuri man nutiko. Pasakyk, ką tu apie tai manai ir ar mano požiūris patirtis atitinka realybę. Po praeitų santykių išmokau, kad daugiau niekada nesusidėsiu su moterimi, kuri dirba griežtoj hierarchinėje aplinkoj, kur didžioji dauguma kolegų yra vyrai. Ypač jeigu tai kažkokios karinės struktūros ar policija. Aš supratau, kad jei mergina dirba ten, kur vieni vyrai, tai ji būtinai taps geidžiamu objektu. Net jeigu pas moterį yra vaikai, vyras, nesvarbu, tai nesutrukdys jai tapti tuo geidžiamu objektu darbe. Laikui bėgant, tai išlys vis labiau ir labiau. Kaip man kadaise yra sakęs senelis pulkininkas kariuomeniai, su tokiom niekada nesusidėk. Senelio aš nepaklausiau, susidėjau ir gavau milijoną problemų. Sugadinti santykiai su kolegom tarnyboje ir viskas dėl vienos moters. Aš esu pastebėjęs, kad tai gana populiari bėda. Moteris nepriklausomai nuo to, ji civilė ar tarnyboje, tokioje aplinkoje anksčiau ar vėliau pasidarys tų vyrų auka. Jeigu mergina dirba vyriškam kolektyve, jeigu ji verda testosteronų pripildytam puodė beveik kiekvieną dieną, tai taip, viskas pasibaigs blogai. Tai kasdieniai juokeliai, kurie su kiekviena diena darosi vis aštresni ir pošlesni. Tai nuolatiniai žvilgsniai, vertinantis jos nugarinę pusę, kol jinai eina koridoriumi. Tai netyčiniai prisilietimai rankom, kojom ir kitom galūnėm. Jau po metų tokios moters savimylė išaugs iki kažkokių neadekvačių normų. Vyriškam kolektyve ji yra karalienė. Kodėl? O todėl, kad jai nėra ten konkurenčių. Visada atsiras tas, kuris ją kava pavaišins, problemą kokią nors išspręs. Ji iš metų į metus gyvena nuolatinio viliojimo būsenai. Kiekvieną dieną su ja flirtuoja vyrai. Kurti šeimą su moterimi iš tokios darbovietės, tai tas pats, kas apgyvendinti žmoną kareivinėse su alkanais kareivukais ir tikėtis, kad jos moraliniai įsitikinimai jūs apsaugos.
Nu čia tik laiko klausimas, kada jos šarvai įtrūks. Penktadienį darbe visi šiek tiek išgėrė ir kažkas taip dviprasmiškai pajokavo. Nu taip, šiek tiek pošlai. Ir ji lengvai nusijuokė. Nuskaityk, tai jau yra mininė ištikimybė. Ir va tokių mininė ištikimybių tokiam kolektyve pas ją bus šimtai. Vat įsivaizduok, jūs su žmona susipykot. Ji eina į darbą ir 15 uniformuotų vyriškių pasiryžę ją palaikyti. Ji puikiai žino, kad su bet kuriuo iš jų, bet kuriuo momentu ji gali atsidurti lovai. Kam jai dirbti dėl santykių, kam jai kažką kentėti, atsiprašinėti, atleidinėti, ieškoti kompromisų, kada tavęs nori 30 vyrų. Iš vis intimumas su tavim, su vyru, tokiom sąlygom, jau pasidaro kažkokia paslauga. Nu tipo, aš galiu pasirinkti bet kurį iš 30, bet miegu tik su tavim. Taip kad vertink tai mažutį. Nu, akis į akį jį tau to nepasakys, bet būtent taip jį galvoja. Bet koks jūsų santykių konfliktas čia dabar yra užglaistomas dėmesiu iš jos kolegų. Jei tavo moteris dirba vyriškam kolektyve, tai tu gauni tik likučius. Darbe jie dažosi, užsideda geriausius apatinius, kvepinasi, nešasi tenais geriausią savo versiją. Ji naudoja savo energiją tam, kad patikti jiems. O namo ji grįžta kaip išspausta citrina treninguose. Visas jos flirtas, entuzijazmas, moteriškumas pasiliko darbe. Vyriškam kolektyve moteriai išsitrina normų supratimas. Už ką paprasta mergina duotų vyrui pliūchą, po 2 metų darbo vyriškam kolektyve tampa visiškai norma. Pošli juokeliai, diskusijos apie svetimas lazdeles, keiksmažodžiai. Po truputį mergina prie to pripranta. Jos asmeninės ribos yra tiesiog sunaikinamos. Kolega gali paimti ją už juosmens, o gal net suduot per užpakalį. Aš gyvenime tokių istorijų esu matęs daugybę kartų. Berūkydami vyrai aptarinėjo jos užpakalį. Ir jie apie tai žino. Savaime aišku, kad išimtis visada būna. Būna. Bet aš asmeniškai ant jų nestatyčiau. Su mergina pradraugavom 9 mėnesius. Labai red flaginė mergina buvo, bet įlindau į santykius tik todėl, kad pažinojau ją dar nuo paauglystės laikų. Apie jos praeitį pradėjau domėtis tik po to, kai užmačiau tavo turinį ir turėjom konsultaciją. Taigi, išaiškėjo, kad pas ją iki manęs buvo 7 partneriai. Ir jei atvirai, aš nemanau, kad tai tiesa. Ji ko gero tą skaičių pagražino. Taip pat klausiau jos apie išdavystę santykiuose ir ar jie yra tai patyrusi. Ir ji prisipažino, kad vieną kartą yra išdavusi. Bet teisinosi taip, kad paskui pati išėjo ir pradėjo draugauti su tuo žmogum, su kuriuo jį išdavė. Dar per kokį 7-8 mėnesį bendravimą paklausiau, ar jie yra permiegojusi be santykių ir įsipareigojimų. Į ką ji taip pat atsakė teigiamai. Pas ją pasirodo ir tokia nuodėmėlė praeitį buvo. Šitoj vietoj man širdis beveik sustojo, kai supratau, su kuo aš draugauju. Pas mane atsirado labai daug abejonių dėl visos šitos avantūros. Nu, o finalą tu jau pat žinai. Nu, finale jis su jie išsiskyrė. Mano pozicija tokia. Jei tu pradėjai susitikinėti su mergina ir ji tau sakė, kad turėjo vos 2 vaikinus, o paskui tu sužinai, kad jų buvo 8, tai tu turi pilną teisę jos atsisakyti. Tu nepasirašinėjai tokiai ridai. Tave tiesiog apgavo. Partnerių skaičius yra moters impulsyvumo indikatorius. Pagal jį mes vertinam, ar moteris sugeba kurti ilgalaikius santykius. Kitas scenarijus, jei jūs esat sutuoktiniai, turit vaiką ir staiga išplaukia purvina žmonos praeitis. Situacija dar sunkesnė. Tu negali tiesiog atsistoti ir išeiti. Skyrybos tai minus chata, minus pusiai tavo santaupų, alimentai iki 18 ir su vaiku tu greičiausiai beveik nebendrausi. O jo auklėjimu užsiims moteris su, sakykime, abejotinu moralės kompasu. Todėl dažniausiai vyras tiesiog sukanda dantis ir tęsia santykius dėl vaikų. Asmeninės psichikos kaina dažniausiai. Trečias scenarijus tai kada vyras žinojo apie purviną moters praeitį, bet pradžiai jo tai neišgąsdino. O kada praėjo metai ar 2, jo jausmai biški aprimo ir pasinaudojęs jos praeitimi jis nusprendžia merginą palikti. Jis sako, aš negaliu priimti tavo praeities. Čia atsiranda klausimas, o kodėl metus atgal tu ją priėmei? Vat būtent šitas scenarijus, mano akimis, yra primityvi apgavystė ir veidmainystė.
Aš žinau net tokią istoriją, kada vyras siūlė žmonai praeiti poligrafą, kad visiems laikams uždaryti jos praeities istorijas. Ir ten atsirakino tokia skrinė purvo, kad vyras nieko nesakydamas, tyliai ramiai nuėjo, susirinko savo šmutkės ir išvarė. Jei mes kalbam apie situaciją, kai žmona pati apgavo vyrą ar nuslėpė nuo jo kažkokį svarbų faktą, tai ji pati turi siūlyti tau tokius būdus, kad pasitikėjimą savim bent kažkiek atstatyti. Juk jei ji to nepadarys, tai vyro abejonės kankins jį kiekvieną dieną. Vyrui reikia skaidrumo, reikia aiškumo, intencijų. Taip, jis suprato, tu jį apgavai. O kame dar tu jį apgaudinėjai? Gerose santykiuose būtinai turi būti absoliutus skaidrumas. Jei kažkas pagavo savo partnerį mele, atstatyti pasitikėjimą bus sunku. Tiesiog apsiverkti ir sakyti, kad aš tau nemeluoju, aš sakau tiesą, to negana. Aš manau, kad tas, kas sumelavo, privalo pats inicijuoti šitą sprendimą. Ir bet kokiais būdais susigrąžinti partnerio pasitikėjimą. Ką aš tokio galiu padaryti, kad mano partneris vėl manim pasitikėtų? Na ir pabaigai istoriją su šiek tiek daugiau prieskoniuko. Sveikas, su savo buvusią žmona susipažinom džime. Ji vaikščiojo pas mane į asmeninės treniruotės. Dar per pačias pirmas treniruotės matėsi, kad aš jai patinku. Ji pastoviai rodė interesą, kalbino, juokėsi ir rodė daug iniciatyvos, kad kažkaip man patikti. Bet prisiklausęs kitų trenerių istorijų ir turėdamas pats šiokią tokią praktiką praeitose santykiuose, aš šitoj istorijai bandžiau būti maksimaliai atsargus. Nepaisant to, man tai nepatrukdė atsidurti santykiuose su ja. Praėjus keliems mėnesiams, kada santykiuose viskas buvo tobula, aš Instagrame peržiūriu jos susirašinėjimą su drauge. Tai buvo tas periodas, kai mes dar nedraugavom, bet bendravom. Ji lankė mano treniruotės ir visai bandė man įtikti. Ir tam čate su drauge randu video, kaip ji klube laižosi su kažkokiu tipu. Nepasakyčiau, kad mane tai labai jau nustebino. Bet kažkiek visgi buvo netikėta. Ypač prisimenant jos būseną tuo gyvenimo periodu, kai ji labai aktyviai stengiasi man patikti. Su ta informacija aš nieko nedariau. Jei niekaip neminėjau, nežinojau, kad atgalinė data aš jokių svarbių argumentų ar pasiaiškinimų iš jos pusės neišgirsiu. Galima sakyti, kad aš tiesiog savo galvoje patvirtinau tai, kad mergina turi labai daug problemų. Bet vėlgi, santykiai vis tiek peraugo į vestuves. Mes, vyras ir žmona, buvom metus laiko. Istorija pasibaigė jos išdavystę per vairavimo pamoką su instruktoriumi. Jeigu mergina santykių pradžioje nesugeba suvaldyti savo emocijų, ji pastoviai kartoja, kad tave myli, tavęs labai pasiilgsta, bet tavęs negali, man be tavęs labai blogai ir panašiai. Greičiausiai ji kažkada tave išduos. Todėl, kad ištikimybė tai valios sprendimas, tai gebėjimas pasakyti ne, tada, kai norisi. Daug kas galvoja, kad ištikimybė tai tokia būsena, kai, tu tiesiog nieko nenori, žinai. Viskas labai paprasta. Bet tai netiesa. Iš tikrųjų, ištikimybė tai valingas impulsų slopinimas, tada, kai labiausiai to norisi. Tai sąmoningas sprendimas jausti šiokį tokį diskomfortą dėl savo principų. Tai labai emocinga moteris to daryti nesugeba. Ir jeigu po 10 metų santuokos darbo baliuje svetima vyriška ranka atsidurs ant jos klubų, tai vietoj to, kad ją tiesiog nusimesti, ji pravers kojas plačiau. Tokių merginų įsijaudrinimo slenkstis yra kritiškai mažas. Todėl jeigu tu matai, kad mergina krato jausmai, tai čia ne tavo nuopelnas, nereikia to džiaugtis. Tai tiesiog jos bazinė reakcija į bet kokį naują vyrą. Ir visą tą išmoktą tekstą apie tai, kad ji nieko niekada taip stipriai nenorėjo. Mergina šnabždėjo jau 10 vaikinų iki tavęs. Kada ji tau sako, kad tu netoks kaip visi, tai bazinis šablonas lochams, kurie tuo patikės. Kada ji tau 3 nakties rašo, negaliu užmigti, galvoju apie tave, ji šitą tekstą kopijuoja iš senų susirašinėjimų su barmenu Artūru. Jeigu mergina tikina tave, kad per pirmą pasimatymą jinai įprastai vyrams neatsiduoda, tai reiškia, kad jinai visada per pirmą pasimatymą išskečia savo ragatkę. Bet ji užmeta tą frazę, kad tu pasijaustum išskirtinis. Jeigu ji ryte užsideda tavo maikutę ir suglaudus keliukus tavo virtuviai sėdi geria kavą,
Tai čia jau išdirbtas mechanizmas. Jos spintoje jau visas skyrius su tokiom maikutėm. Jono, Sauliaus ir crossfito trenerio Antano. Nu, nejaugi tu galvoji, kad jos gigantiškas arsenalas ištvirkimo atsirado iš oro. Iki susitikimo su tavim, reiškia, ji buvo tokia visa šventa Marija, o po susitikimo su tavim pas ją netikėtai pratrūko kranelis. Pas ją visi vyrai jau susimaišė yra į vieną košę. Jonas, Saulius, Povilas, Domantas, Dominikas. Visi gauna tas pačias frazes. Aš nieko niekada taip stipriai nemylėjau, tu ypatingas, noriu nuo tavęs vaikų, man taip pirmą kartą ir taip toliau. Gerai, su trešu mes susitvarkėm. Ką daryti, jeigu mergina, iš tikrųjų, tvarkinga, rūpestinga, gera, bet apie savo praeitį tau kažką sumelavo. Ir tu nežinai, ką daryti. Jei tas melas būtų didelis, tai tu tiesiog ją mestum ir pamirštum. Viskas būtų aišku. Juk ji lyg ir gera ir sumelavo tik vos. Tai ką čia daryti tokioje situacijoje? Kaip ir nervuoja tas faktas, bet išsiskyrimui kaip ir nepakankamai. Aš manau, kad čia reiktų daryti šitaip. Net jei melas buvo nedidelis, jis sukūrė precedentą, po kurio aš gaunu nelimituotą teisę gauti iš jos informaciją apie jos praeitį. Iš jos lūpų, iš perskaitytų žinučių. Juk tai yra jos pačios interesuose. Tau ties parodyti. Dėl ko sumelavo? Dėl kažkokių praeitų santykių. Dialogų jokių neliko. Tegul tada parodo kažkokius susirašinėjimus su draugė. Tegul kažkuom paremė savo žodžius. Tai net ne mes turim organizuoti, kažkaip ieškoti, ji pati turi tuo pasirūpinti. O kaip tu kitaip susigrąžinsi pasitikėjimą žmogum? Žmogų kankina net ne tas faktas, kad jį apgavo. Jis tai turbūt net gali atleisti. Jį kankina tai, kad šitas melas galimai buvo sistemingas, kad ji tave apgavo dar dėl kažko, apie ką tu net nežinai. Pasitikėjimą galima atkurti tik per visišką atvirumą. Man nuo tavęs slėpti nėra ką, skaityk, ką nori, žiūrėk, ką nori, aš atvira knyga, aš perduodu tau visą kontrolę. Niekas kitas pilnai atstatyti pasitikėjimo negali. Ir vyrui kiti būdai nepadės. Ir būtent tokios iniciatyvos iš moters, jeigu jau jinai tau sumelavo, tu turi tikėtis. Jeigu tu gausi kažkokius nenuginčiamus įrodymus, kad dabar jį tau sako pilną tiesą ir daugiau jokių skeletų jos spintoje nebeliko, gal tada tu pagalvosi, tu padarysi savo kažkokias išvadas. Bet jeigu jie eina į kategorišką atsisakymą, tai jau turėtų kelti klausimus. Draugai, jeigu jūs išgyvenat kažkokias krizės santykiuose arba tiesiog nežinot, kaip elgtis tam tikrose situacijose, rašykit man e-mailą. Aš jį visada palieku aprašyme po video ir stengiuosi visiems atrašyti tą pačią dieną. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.